125-ojo Siauruko gimtadienio proga išleista ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga Siaurasis geležinkelis Lietuvoje – Anykščių ir Panevėžio Siaurukas. Ši knyga Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio direktoriaus Dariaus Liutiko dovana visuomeniai Siauruko jubiliejaus proga. Šiandien pristatėme knygą skirtą Aukštaitijos Siaurajam geležinkeliui, Aukštaitijos Siauruko 125 metų jubiliejui. Ir iš tikrųjų tai nedidelė mano dovana 125 metus švenčiančiam Siaurukui. Knygoje pateikiama istorija tiek apie Panevėžio Anykščių Rubikių ruožą, tiek apie kitus siauruosius geležinkelius Lietuvoje. Taip pat pateikiami dabartiniai įvykiai, dabartinė Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio viešosios įstaigos veikla. Knyga gausiai iliustruota, tikrai galiu pasidžiaugti, turime 520 iliustracijų knygoje, tiek iš praeities, tiek iš dabartinės veiklos. Ir iš tikrųjų visus kviečiame, kam yra brangus Siauruko prisiminimai, Siaurojo geležinkelio istorija, skaityti knygą, prisiminti mūsų didžiausią Lietuvoje kultūros paveldo objektą Siaurąjį geležinkelį. Knygos pristatyme dalyvavo ir Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio dalininkai, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių vadovai. Siaurukas tai smagu ir linksma pirmiausia, tai yra labai didelė atrakcija, labai smagu. Siauruku tai aš kiek atsimenu nuo vaikystės, jisai savų laikų tai buvo visiškai normali transporto priemonė, kuris turėjo reguliarius reisus, ten pusę Panevėžio važiuodavo grybauti į Taruškas ir ten yra tekę ir, žinau, pasportuoti važiuodom orientacinio, reiškia, kai sportavau, taip į mišką palakstyti į Taruškas. Tai tiesiog buvo normali transporto priemonė, na, o dabar tai tokia labiau atrakcija, tokia tiesiog istorinis, reiškia, ir turistinis toks objektas. Iš tikrųjų, manau, kad Siaurukas turi didžiulį potencialą. Tikrai nekantraudami laukiam, kada bus atgaivintas garvežys Panevėžio miesto padovanotas Siaurukui, nes be abejo tas dabar truputį gal trūksta to tikro garvežio, reiškia, to garo. Dėpą turime fantastišką, kuris, reiškia, tikrai yra unikalus ir turi didžiulės galimybės, kurios anaiptol tikrai neišsemtos, taip kad aš tikrai matau didelį potencialą ir labai gražią ateitį. Ir tiesiog noriu palinkėti Siauruko komandai ko geriausios kloties. Kokia ateitis laukia? Aš laukia auganti ateitis. Kiek turėjau laiko knygų pavartyti, pamačiau, kaip Smetonos laikais keleivius vos ne milijonai skaičiavo, pasirodo, labai daug važiuodavo. Tuo Siauruko ir linkiu būtent tokių kelionių, kad būtų ne tik pramoginė, bet kartu dar žmonės naudotųsi tuo labai įdomiu ruožu. Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Asramskas gyrė autorių už unikalų kūrinį. Iš tikrųjų yra labai svarbi ir prasminga knyga skirta Siaurajam geležinkeliui. Vienoje vietoje apibendrinta daugybė informacijos apie visus Lietuvos siauruosius geležinkelius ir žmonės, kurie domisi šią technikos istorijos rašimi, tikrai ras daug svarbių savo dalykų. Knyga paįvairinta įvairiais įdomiais atsitikimais, labai yra gausiai iliustruota ir atkuria pilnai tą visą geležinkelio gyvenimą, vizualiai galima visą šitą įsivaizduoti. Daug įvairių įdomių atsitikimų, kaip ten vežė įvairius dalykus, dramblį, kupranugarį ir kitus tokius kartais kuriozinis atvejus. Šiaip puiku, reikia džiaugtis, kad Panevėžyje iš viso vyksta knygų leidyba. Ir tas lygis yra geras, parengta profesionaliai ir tik tai visiems linkiu skaityti ir mylėti. Leidinyje Siauruko praeitis ir dabartis pristatoma Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio veikla ir paslaugos aplinkinės turistinės vietos. Visą tai papildo istorinės ir dabarties akimirkas fiksuojančios nuotraukos.